Kodėl man sunku kalbėti ispaniškai? Kodėl dar nekalbu laisvai? Kodėl suprantu, ką man sako, bet nieko negaliu atsakyti? Norėčiau jau dabar geriau ar daugiau kalbėti ispaniškai. Šias ir kitas panašias besimokančių ispanų kalbos mintis girdžiu kone kasdien. Jei būtų koks magiškas receptas, kuris suteiktų galimybę laisvai kalbėti ispaniškai nuo tos akimirkos, kai to užsimaniai, tikrai apie jį papasakočiau, bet deja toks dalykas neegzistuoja. Žinau, kad praktiškai visų besimokančių ispanų kalbos noras ir siekis yra laisvai kalbėti. Tokį siekį turėjau ir aš, kai prieš maždaug 12 metų pradėjau mokytis ispanų kalbos. Žmonės pradeda mokytis, kas kursuose su mokytoju, kas per Duolingo, kas savarankiškai knygų ar video pagalba ir labai greitai, kartais net ir po kelių savaičių jaudinasi, kad kodėl dar gerai nekalbu. Čia yra svarbu suprasti, kad kalbėjimas yra klausimo ir skaitimo rezultatas. Ir šiame video aptarsiu 5 natūralaus kalbos įsisavinimo etapus bei remsiuos lingvistų Krashen ir Terrell tyrimais. Hola, aš esu Akvilė Dominika, ispanų kalbos mokytoja ir lingvistė ir savo mokiniams padedu mokytis šios kalbos natūraliu būdu per istorijas. Taigi, 5 natūralaus kalbos įsisavinimo etapai. Trumpai aptarsiu kiekvieną iš jų. Pirmasis etapas – tylusis periodas. Šis periodas yra labai svarbus, kadangi reikia daug klausyti, žiūrėti ispanų kalbą, tai yra pasinerti į kalbą. Ir ne, Netflixas čia tikrai netiks, nes tai nėra pradedantiesiems skirtas turinys. Tylusis periodas yra laikas, kai mokinys yra aktyvus klausytojas, jos smegenys po truputį pradeda įsisavinti kalbą. Tačiau mokinys dar negali spontaniškai kalbėti, nes tik pažindinasi su kalba. Besimokantysis gali sugebėti atsakyti labai paprastus klausimus, sí arba no, kurie yra užduodami dar ir su įvairių gestų pagalba. Antrasis etapas – ankstyvasis kalbėjimas. Mokinys vis dar yra aktyvus klausytojas, jau turi minimalius kalbos pagrindus, atpažįsta įvairius žodžius bei struktūras. Mokinys pradeda komunikuoti pavieniais žodžiais, kartais pavyksta suregzti ir nesudėtingą sakinį esamajame laike. Trečiasis etapas – kalbėjimo atsiradimas. Mokinys vis dar yra aktyvus klausytojas, tačiau po truputį tampa ir aktyvesnių kalbėtojų. Spontaniškas kalbėjimas tampa lengvesnis, nors vis dar reikia mokytojo ar aplinkinių pagalbos. Mokinys geba kalbėti trumpais, nesudėtingais sakiniais, nesudėtingomis su jo aplinka susijusiomis temomis ir mokinys kalba su klaidomis, tačiau klaidos neapsunkina jo supratimo jo pašnekovo. Ketvirtas etapas – vidutinis sklandumas. Mokinio žodynas yra žymiai platesnis. Prisideda ir abstraktesnės temos, tokios kaip, pavyzdžiui, menas, literatūra, politika, verslas, nes mokinys aktyviai klauso ir skaito pažengusių lygiui pritaikytą medžiagą. Jis ne tik supranta, bet jau ir geba vartoti ir sudėtingesnės gramatinės struktūras, veik visus būtuosius laikus, liepiamąją nuosaką, pradeda vartoti tariamąją nuosaką, bet to mokinys jau geba ir galvoti ispanų kalbą. Penktasis etapas – gimtakalbio kalbėjimas. Mokinys priartėja prie gimtakalbio kalbos mokėjimo lygio, geba suprasti ir vartoti kalbą įvairiausiose socialiniuose ir akademiniuose kontekstuose. Gali pradėti ir sapnuoti ispanų kalbą. Taigi, jei neseniai pradėjai mokytis ispanų kalbos, esi pirmame etape, tai yra tyliajame periode, tad normalu, kad dar negali kalbėti. Jei nori kalbėti nesudėtingais sakiniais, bet ne visomis temomis, tau reikia pasiekti bent trečiąjį etapą, kuriame spontaniškas kalbėjimas tampa lengvesnis. Kiek laiko tai užtruks, girdžiu tave klausint. Vieni lingvistai tai matuoja valandomis, kiti mėnesiais ir metais. Tačiau čia svarbu suvokti, jog pasiskaitimas apie ispanų kalbos struktūrą, žodžius
nėra tavo lygiui pritaikytas klausimas ir žiūrėjimas. Kelis kartus per mėnesį prisėdimas prie Duolingo taip pat nėra intensyvus klausimas ir žiūrėjimas ispanų kalba, nes ten tik pavieniai žodžiai ir sakiniai. Jei nagrinėsi gramatikos teoriją, darysi užduotis, tu dėja nebūsi aktyvus klausytojas. Savo mokiniams visada rekomenduoju skirti bent 1 valandą per savaitę ispanų kalbai ir tą valandą išdalinti trumpesnius laiko tarpus, kad kelis kartus per savaitę mokinys turėtų sąlyčio su jo lygiui pritaikyta kalba. Ir čia visada pabrėžiu jo lygiui pritaikyta kalba, nes tiesiog buvimas Ispanijoje ir ispanų girdėjimas gatvėje nėra kokybiškas mokinio lygiui pritaikytas turinys. Ir ne, 1 savaitę paskyrus valandą aktyviam klausimui, tu staiga neatsidursi 3 etape. Čia kalba eina apie kelias dešimtis ir šimtus aktyvaus klausimo ir žiūrėjimo valandų. Tad veikti tikrai yra ką. Bet aktyvus klausimas gali būti įdomus ir įtraukiantis. Balandžio 1 dieną podcastui ¿Qué me cuentas hoy? Sueina 2 metai. Šiame podcaste, kuris yra skirtas visiems ispanų kalbos mokiniams, jau yra 70 epizodų, pagrinde 3 pirmųjų etapų mokiniams. Tai kitaip tariant, tai yra 9 valandos įdomių istorijų apie Ispaniją, pokalbių su svečiais iš Ispanijos ir Latino Amerikos tik ispanų kalba. Nes juk tu mokaisi kalbos, tad į ją ir reikia pasinerti. Tad šiandien kviečiu tave padėti Duolingo žodžių korteles, gramatikos užduotis į šalį ir tiesiog pasinerti į ispanų kalbą, tapti aktyviu klausytoju, kad greičiau pradėtum laisvai kalbėti ispaniškai. Ir šiandien tiek ir hasta pronto!